Labas rytas, mes vėl tame pačiame šope. Šiandien pradedam nuo mano buvusio automobilio. Turėjom pusę bako etanolio. Dabar dar dapylėm, ką jie čia gali gauti. Tai dabar pradžiant etanolio, tada keisim į 98 benziną, irgi suprogramuoti reikės. Gedimino buvus mašina suprogramuota ant benzino. Tai kol programuos mano ant etanolio, eisim su Mindaugu iš ten išleist benziną ir pripilti etanolio. Nes reikia ir tą mašiną suprogramuoti ant etanolio, nes vyrai nori turėti dvi programas ant mygtuko. Tai pas mane galima padaryti nuo mygtuko, pakeisti šitą spiritą į benziną, o pas Gediminą reikės padaryti mygtuką. Ir dar turi atvežti dar vieną tą geltoną automobilį, kuris garaže stovėjo. Jeigu sugalvojo, vis dėlto jį programuoti. Tai vat, tai šiandien vėl diena tokia, kad sėdim ir laukiam, o Valdas šiandien dirba. Mindaugas, ką čia valgai? Kažkokį sūrį. Mindaugas valga japonišką sūrį. Visko vis priveža ir priveža, nespėjom valgyti. Būtų gerai vyno. Vyno. Tokių dar turim. Vakar pakankino stendą, tai sakė, stabdžiai biški rūko, tai jau šiandien išsigandė, sakė, nedarykit šitaip. Tai bandom sukti. Kol kas pasibaigė, nes stendas kažkokią klaidą meta ir piešia tokią kreivę pemarklių šuolius. Ir nežino, kaip nustatyti, o panašu, kad kažkaip nusistatė ant 4 varomų ratų. Mes taip galvojam ir stendas nemato priekinės ašies, kad važiuotų, dėl to šokinėja. Tai va, nežino, kaip atgal atstatyti, tai bando ieškotis. Tai taip įdomiai. Ja, Mindaugas valgo, vėl valgo. O, atmaitins čia mus. Vėl sustorėsi. Kaip miela. Veža ir veža maisto, nežinau, aš tai nebenoriu valgyti. Все. Gan. Reikia. Reikia? Nereikia. Nu, daug valgyti ir daug sportuoti. Ką sportuoti, kad mūšė verčia sėdėti ir nieko neveikti? Bėgioti nedraužia niekas. Ai, siūlai man bėgti pabėgioti dabar? Gerai, varau iki pirmos sankryžos ir atgal. Ja, pasuknėjom dar, stendas taip ir neatsigavo. Mašina ten, tai kūro mišinius tik tai pažiūrėjom. Tai ant benzino nekeitėm, tada biškį padirbėjom. Bandėm stendą sutvarkyti, nieks nesigavo. Tai va tokia diena kažkokia apie nieką vėl. Dabar rytoj ant kito stendo vėl su 3 mašinom. O šiandien nežinau, gal į jūrą varysim, o gal į baseiną. Kažkaip sudėtingai sekasi čia planuoti kažką. Dar vienas įdomus dalykas, oho, kaip čia verčia. Galvojau, kad tai yra nesąmonė, kad tūlikose vanduo sukasi į kitą pusę. Žiūrėk. Pas mus tai į kitą varo pusę, tai tokia nesąmonė čia. Nežinau kodėl, bet įdomus dalykas toks. Mes vėl garaže ir jie sugalvojo, kad reikia važiuoti ištestuoti mašiną, tai susirenkam padangų kažko kūro ir varom kažkur į aikštelę patestuoti mano buvusias mašinas. Gal pagaliau naujas savininkas pravažiuos, nes dar nėra važiavęs. Atvažiavam kažkur į trasą. Stovi modeliukų visokių gražių ir įvairių. Tai einam pasižiūrėti trasą. Visai įdomiai atrodo. Su plastikais priekis varomas. Pasilenksmin turbūt puikiai tinka. Nubalnota visa. O, čia deginasi kažkas atsigulęs. Mažiausiai buvęs visadas, kiek matau per gyvenimą. Gali būt, jo. Bet toks, nu, šiukšlynas. Normaliai, išsiruptas viską. Nu ten gale turėjom minėti.
Nu, čia sandėlis biškai. Bet tu šiaip nei rudės nerasi. Turbo timeriai, viso takoje. Čia tai mašina. Tai modelį apžiūrėt. Surenkami lankai. Man šitas bairis jų patinka ant rankinio. Sakė 1000 arklių, bet nelabai tikiu. Padangas federalus, kai asfaltas, desumontavo į tą pusę, abidvi į vieną pusę. Paprašiau permontuoti. Nu, taip kartais būna, gal pasitaiko. Laukiam dar vis padangų ir bandysim lėkti. Šiaip įdomu turėtų būti, visai nieko atrodo trasytė. Tokia pavojinga, sakyčiau. Tai ramiai atsargiai, nes realiai valyną turim porą padangų, tai realiai porą važiavimų. Bet jas pasiliksim ant pabaigos, o dabar bandysim su federalais, bet net 300 trigveras ir labai kietos. Bet, nu, pasivažinėt užteks. Mindaugas užsigeidė įrankio, tai gavo. Dinamkę gavau. Dinamkė. Kaip jinai veikia? Čik. Tai va veikia, tai pasitikrinsim ratus, kai permontuos į gerąją pusę ir bandysim lėkti. Pasidariau keletą važiavimų. Ką žinau, visai nieko tie federalai, gal tikėjausi labai tikrai gerokai blogiau, bet gal pašylo guma paminkštėjo. Tai temsta, tai dabar dar komplektėlį valyno ir nori visi pasižiūrėti, nežinau. Tai pralėksim dar kartelį aštunkę ir turbūt pakuosimės, varysim namo. Ja, pas mus šiaip žiauriai greit sutemo, akyse paėmė ir užniaukė. Tai šiaip padariau šitos dar, nežinau, 10 kokių aštunkių grįžau, pastačiau mašiną, išlipau iškart prikabintą virvę buvo ir traukiam ant ralo. Tai va, šiaip ką žinau, nu, su valyno žymiai geriau, žymiai labiau kimba. Tai pasivažinėjau, vėl naujasis savininkas patenkintas, apsipatenkinęs, nes pats dar bijo važiuoti ir nevažiuoja, šone tik tai sėdi. Viskas su mašina puiku, veikia. Tai realiai yra paruošta varžyboms. Dar rytoj tik tai suprogramuosim ant benzino, nes jie sunkiai gauna etanolio. Tai ir manau, kad bus visiškai paruošta ir jiem, ir varžybom, ir viskam. Tai o, šiandien varom duos mašiną pirmą kartą čia. Tai bandysim gatvėse patys važinėti. Sakė, reikia saugotis motorolerių, nes jie lenda visada ir nežiūri kas kur ir galvoja, kad jiem pirmenybė. Tai duos mašiną, važiuosim iki viešbučio, išsimaudysim ir tada kažkur pavakarieniauti. O rytoj vėl nuo ryto diena ant stendų. Taip kad iki rytojus. Atvežė dar vieną autotransporto priemonę. Aš jau baigiu pasimest ką ant ko. Dabar šitoj liktai yra etanolis. Šitai reikia išleisti etanolį ir įpilti benzą. Ana programuoja turbūt ant benzo, o gal ant etanolio, net nežinau. O šiandien panašu, kad nei debesėlio ir bus karšta diena. Turbūt bus šilčiausia per visą savaitę, nes pirmadienį antradienį likti lietų pradėjo. Bet gal ir nebus to lietaus, tai va. Nu, vis dėlto dar ir paskutinę mašiną turbūt šiandien padarys. Mano buvus mašina su benzinu, su, prabėjau smiluoti, jo, 1.2 baro, 580 arklių. Ir tada užpylėm dar etanolio, tai su 2 barais 820 ratus kaip ir buvo. Tai palikom jam su 1.8 baro saugiai ir low boostas, man atrodo, 1.5 baro
620 arklių į ratus. Taip, kad visai tikrai viskas gan gerai. Tai dabar bandysim dar Gedimino buvusią padaryti ant etanolio. Ta pabaigsim ir turbūt judėsim kažkur valgyti arba miegot. Nes jau pas mus 6, tai manau, kad čia kaip minimum dar 2 valandas užtruksim su tą mašiną. Jeigu spėsim dabaigti ir jeigu viskas bus gerai. Nu va, gavosi ne taip, kaip tikėjomės. Kiek čia per 40 minučių programavo tą raudoną. Tai va, tai su 1.8 baro 6.80 į ratus. Tai, bet liktai kažkas negerai su Westgate'u, tai reikės turbūt rytoj pasižiūrėti. Tai šiandien dieną kaip ir tokia, dabar užsakinėja 3 tralus. Tai atvažiuoja tralai, surinks mašinas visas 3. Šiaip iš tikrųjų tikėjausi prastesnės dienos, nes tikėjausi, kad neveiks kažkurį iš mašinų, ar ta, ar šita, ar ana. Kažkas bus ir reikės remontuoti, bet realiai viskas kaip per sviestą praėjo. Visos 3 suprogramuotos ir nereikės dar kartą ant stendo važiuoti. Tai va, tik tai dabar dar raudonai buvusiai Gedimino mašinai reikės pastatyti jungiklį, kad galėtų persijungti programą iš benzino 9.8 į etanolį 8.5. O laiko nebedaug ir norisi dar kažką čia pamatyti tam Taivane, nes kol kas, kiek čia, 3 ar 4 dieną, tai matom tik tai garažą, stendą, garažą ir viešbutį jo kambarį. Tai norėtųsi dar kažką pamatyti. Tai va, tai šiandieną kaip ir baigta, o rytoj nusimato keletas dar darbelių. Ir turbūt lėksim dar pasivažinėti, nes nori, kad pavažinėčiau su ta mašina, su ta gal geltona, kad pavežiočiau savininkus. Kodėl geltonę padarius? Tai bus matyti, kaip ką veiksim ir tikrai jums parodysim. Taip, kad iki rytojaus susitiksim su saulės šviesa, o ne tamsa. Nes iš tikrųjų greitai čia temsta. Taip, kad iki ryt.